stadione, labai faina valanda. Marijampolės stadione. Ar daug čia sykių esi dalyvavęs? Jo, kaip tik iš ryto pažiūrėjau, esu daug kartų dalyvavęs, bet kaip būtų keista, paskutinį kartą 21 metais tik taip pats nustebau, nes atrodo visada čia bėgu ir bėgu. Nu, man patinka šitas formatas, retai tokių varžybų yra, Lietuvoje iš vis nėra, tai visada stengiuosi atvažiuoti, gera čia tokia atmosfera, stiprus jauni sportininkai kiekvienais metais, kaip juokauju, jau daug jaunimo esu pragyvenęs ir nemažai aplenkęs čia, pamokų davęs, panašu, kad ir vis dar duodu kartais. Tai va, tai visada smagu čia į Marijampolę atvažiuoti. Kaip sakau, toks įdomus formatas. Bet kiek kartų dalyvavęs, jau turbūt sunku suskaičiuoti, esu nuo 2000 kokių, nežinau, 4-5 metų esu čia jau dalyvauju. Tai... Pirmą pusę norėjau lengviau prabėgti, antrą greičiau. Bet gavosi, man atrodo, atvirkščiai. Nes kai visą laiką pasiduodi su minia ir gavosi, kad pasileidau plaukus. Ar šis Marijampolės valandos bėgimas tau dažnas? Taip. Kelintą kartą čia dalyvauja? Nežinau. Nu, tikrai ne pirmą ir ne antrą. 5 kokie tai minimum. Ernestai, rezultatų patenkintas? Labai netgi patenkintas, nes tikėjau, labai geras oras, tai kilometrų realiai savo rekordą praeitų metų pagerinau, tai labai džiaugiuosi. Prieš varžybas minėjai, kad dalyvausi visose Lietuvos bėgimo taurės etapuose. Kas tai lėmė? Jau ne pirmi metai dalyvauju ir niekaip nesurenku tos kolekcijos visų etapų. Man labai patinka čia dinamika, nes tie bėgimai vis kitokie, nevienodi, sakykim. Tai šiais metais susibrėžiau tokį tikslą visus išbandyti, tai kol kas puikiai sekasi, nieko dar nepraleidau.